Labą dieną, mėly televizijos ekrano žiūrovai ir vergai. Pasilgot mane? Aš taip pat jūs. Dar atpažįstat mane, tikiuosi. Jei ne, tai čia tik surūdijęs mikrofonas, naujas čemodanas ir paturbinti akinukai. Tai daug kas sako, per metus atjaunėjau, ne taip kaip jūs. Aš prisipažinsiu, žiūrovai, turiu jums naujienų. Netėjau čia su šituo operatoriumi ir jo kreiva kamera be reikalo. Mat, skaičiau vakar knygą ir... Nemeluok. Nu gerai, neskaičiau, bet žinia yra, kad Šiauliuose siaučia rėksnys. Kažkokiame šiokiame tokiame namelyje gyvena vyras su žmona. Ir vaikai kažkur irgi yra, bet matyt, neprižiūri jų gerai, nes nieka neparašyta apie jos. Bet bandysiu aplankyti jos, nes gandas yra, kad tas vyras žiūri mano serialą ir šneka su televizorium. Na, gerai, gana bambėt. Nieko nežinosim, kol nesužinosim. Reikia paklausti šiauliečių, ar jie žino, kur gyvena Šiaulių Rekalius. Sakykite, ar žinote, kur gyvena Šiaulių Rekalius? Va, o tai kas? Turiu paklaust klausimą. Na, aš jau paklausiu. Kas? Gerai. Rusija. Rusija. Viskas tvarkoj. Gerai, kad čia, dirba. Tikrai nepasakysiu kiek, bet daug. Tikrai. Nu, nežinau. Tikrai nežinau. Blogai, aš nemėgstu. Nemėgstu. Tiesiog su ranka parodyk. Rusai. Rusai ten. Ten Rusai. Не, Там? Там? Одушевительно, спасибо. Одушевительно, спасибо. Да. Вот такая судьба. А что там? Deja, šiauliečiai nežino, kur gyvena tas mūsų Rekalius. Nors šiaip jau ir galima išgirsti, aš jį girdžiu, bet nenusiminkit. Žinau, kas gali žinoti. Palikau aš tą operatorių, bijau eiti Šiaulių tunelius. O! Mafijos tėve! Gerą dieną, mafijos tėve. Erelinis. Labą dieną, Erelinė. Nu, ko nori. Atėjau su galingu klausimu. Nu, paklausk. Ar žinote, kur gyvena Šiaulių Rekalius? Šiaulių Rekalius? A kurgi nežinosiu? Aš žinau, kur visi jie Šiauliuose. Nuostabu. Tai gal tada pasakysite, kur? Aš žinau, kur tu gyveni. Operatoriau, čia ištrinsi šitą kadrą. Na tai kur tada Šiaulių Rekalius gyvena? Ačiū labai. Tada jau eisiu. Einam, paskubėk, kimsi. Va, pagautas! Šiaulių Rekalius! Sakykite, čia jūs
baudžiate šiauliečius su savo rėksmais. Ką aš tokio jums padariau? Ką aš tokio jums padariau? Mano žmona pradinkinai. Negali būt! Ne. Aš, ponas Valentinas, aš visus myliu. Negali būt. Vieną naktį, 2:15. Aš sėdėjau ir žiūrėjau televizorių. Tada mano žmona nusprendė prisijungti. Aš nuėjau į tualetą. Ir ateinu, ne žmonos, o tavo šou čia rodė. Pono Valentino. Mano šou. Taip. Išjung kamerą. Labą dieną, daktarė. Ai, skauda. Kaip matote, daktarė, prasidėjo smegenų kempinslogė. Daktarė, padėkite man. Mėly šiauliečiai, deja, reikėjo pasinaudoti kariūno taktikomis, kurias įgijau per metus, kad numalšinti riekalių. Nebijokite, visi gyvi ir visi saugūs.